Sveiki gyvi, džiaugiuosi, kad žiūrite Atviro kodo mokymo centro parengtą dar vieną pamokėlį. Šiandien trumpai pašnekėsime apie OpenOffice paketo programos skaičiuoklį, apie duomenų langelius ir jų kraštinės. Taigi, lakšte, kaip ir Microsoft Excel programoje, kiekvieną langelį galime vesti kraštinę. Ką tai padaro? Tai padeda mums vizualiai lengviau dirbti arba skaityti duomenis. Viena iš problemų, arba ne problemų, bet dalykų, kurių pasigesta pereinantis iš Microsoft Excel į OpenOffice.org skaičiuoklę naudotojai, tai yra tai, kad pažymėję langelius, jie renkasi kraštinį ir neranda paryškintų kraštinių, bet tai yra ne bėda. Ir parodysiu, kaip greitai šios dalykus pilnai valdyti. Taigi, kad pademonstruoti tai greitai sukursiu komercinį gražų, kaip sakant, duomenų masyvą. Tvarkoje, susikūriau greitai mažą duomenų masyvą. Jį pasižymiu ir pradėsiu šitiems langeliams pritaikyti kraštinės. Taigi, įrankių juostoje pasižymiu kraštinės ir kaip matote, galiu šitą masyvų išdėti į kairę kraštinę. Matote, tvarkoje. Kaip matote, visą masyvą pažymėjus ir paspaudus štai šį pasirinkimą pas mus susideda kraštinė kairėje pusėje. Gerai, jeigu pažymį masyvą ir pasirinksiu štai tokį pasirinkimą, pas mus pažymimi bus vien tik tais stulpeliai mūsų masyvo. Vėl pažymėsiu viską, nuimsiu kraštinės, pažymėsiu masyvą, pažymėsiu tik tais eilutės, kaip matote, apvestą masyvą mūsų remeliu. Ir pažymėjus galima apvesti kiekvieną mūsų langelį remeliu. Gerai, kitas žingsnis, jeigu mes norime, kad pas mus vienas ar kitas langelis būtų su kitokiu remeliu, mes galime pažymėti vėlgi masyvą, pasirinkti apvedimą ir paspaudus atėjus į formatas, langeliai, bei pasirinkus, kaip matote, kortelę kraštinės, čia galime pasirinkti mūsų apvedamos kraštinės story, kad ir, pavyzdžiui, 2,5, kad atitiktų Microsoft Excel paryškintą remelį. Paspaudžiu gerai ir, kaip matote, pas mane kraštinės storės pasikeitė. Taip pat, tokiu pačiu būdu, galiu išsikviesti tą savybės į stiliaus, paspausdamas dešinį pilies klavišą, langelio formatas, pažymėdamas vieną arba, pavyzdžiui, kitokį stilių pasirinkim tokį, dar galiu pakeisti žinomą spalvą. Spaudžiu gerai. Galiu tai pasižymėti. Galiu, kaip matėte, formatavime yra karštasis arba spartusis klavišų kombinacija, tai yra Ctrl ir spaudžiant vieną, pažymėjus masyvą ir spaudžiant Ctrl bei vieną, iššaukiamas pats langelio formatavimo dialogas ir čia dar galiu, pavyzdžiui, uždėti ir šešėlį. Ir šešėlio spalvą kažkokią tai parinkti. Tvarkoje padarysim, kad raudona kraštinė, 1 pikselio pločio. Čia taip pat galime padaryti dar ir skersinius perbraukimus. Pateikim tai. Nu, kaip gražu, gerai. Ir gaunama dar tokį, kaip sakant, stilių. Taip kad šiandien labai trumpai, greitai parodžiau, kaip galima papuošti mūsų duomenų lakštus su įvairiais stiliais. Kad viską išvalyti, pažymėsiu viską, dešinį klavišą ir numatytas formatavimas. Išvalys mūsų kraštinės gražės. Tai tiek trumpai, dėkui, kad žiūrėjote ir gerą naudojamasi Atviro kodo programinę įrangą. Geros jums dienos. Iki.